Smagiai ir tuo pačiu pamokančią istoriją vaikams apie žuvytę Lilę skaitykite antrojoje Rimo Valeikio akvariumo istorijų dalyje Lilė ir melo pinklės. Parsisiųsk pirmąją knygą nemokamai www.akvariumoistorijos.lt. Rimas Valeikis, akvariumo istorijos, Lilė ir melo pinklės. Smagiai ir pamokanti istorija vaikams. 2015 metai, Kaunas. Istoriją įgarsino Leonardas Pobedonoscevas. Šią audio knygą dovanoja prekybos ir laisvalaikio centras Mega. Jeigu žuvų mokyklos direktorė būtų žinojusi, kas nutiks naujokiai, niekada nebūtų priėmusi jos į mokyklą. Tikriausiai būtų nuvežusi į tamsų jūržolių mišką ir paklaidinusi. Taip žuveliai būtų buvę mažiau bėdų. Tačiau mokyklos direktorė nieko neįtarė ir viskas prasidėjo štai taip. Paprastai. Vieną rytą mokytoja Ilganosė pranešė, kad į žuvų mokyklą priimta naujokė. Vincentas, berniukas iš pirmosios akvariumo istorijų knygelės, labai apsidžiaugė. Tikiuosi naujokė bus 2 metrų murena, su kuria per pietų pertrauką galėsiu kautis dėl sumuštinio. Murenos yra plėšrio žuvys, kurių seilėse gausų nuodų, todėl net nedidelis įkandimas gali būti labai pavojingas. Ar Vincentas supranta, ką šneka? Pavyzdinga ežiažuvė Eglė Spyglė pamosavo Vincentui liniuotę palei nosį, net vanduo ėmė sukuriuoti ir pakėlė piestu plaukus. Jai pavojingi nuotykiai nepatiko. Geriau naujokė būtų paprasta, miela žuvis. Šarkas, ryklys, sportininkas ir regbio komandos kapitonas tikėjosi, kad naujokė bus raumeninga banginukė. Jo komandai trūko stipraus žaidėjo. Briusas, žydrasis gruperis ir geriausias Vincento draugas, nieko nesakė. Jis skaitė knygas apie pirmąją meilę ir svajojo, kad naujokė būtų ilgakasė gražuolė žuvytė. O geltonosios laputės kaip visada nesuprato humoro ir tikėjo kiekvieno Vincento žodžiu. Tad papilkėjusios iš siaubo jau rašė skundą akvariumo vadovams, reikalaudamos mureną išbraukti iš mokinių sąrašo. Tuo metu atsidarė durys. Į klasę įplaukė maža žuvelė ir apsidairė smalsiomis akutėmis. Štai naujokė, jos vardas Lilė. Vėliavnešių giminės atstovė, pristatė žuvelę mokytoja. Geltonosios laputės susigėdusios surijo savo rašomą skundą, o Šarkas, nusivylęs, atsiduso. Vienintelė patenkinta atrodė Eglė Spyglė, kuri iškart ėmėsi globoti naujokę. Gyvenimas didžiajame prekybos centro akvariume nepasikeitė. Kaip visada, kiekvieną rytą ateidavo Vincentas, pliumpt nunerdavo iki koralose paslėptų vartų į giliuosius vandenis, praplaukęs pro juos nusimesdavo naro kaukę, jam atsirasdavo žiaunos ir plėvės tarp pirštų. Tuomet jis imdavo kalbėtis su žuvimis. Pilka kasdienybė ir tiek. Žuvelė Lilė stebėjo Vincentą iš tolo, kol pagaliau vieną dieną priplaukusi paprašė. Vincentai, po pamokų prisirinkau pilną maišą akmenų. Noriu juos nusinešti namo, gal galėtum padėti? Lilė paaiškino, kad iš akmenų stato aptvarą, kuriame ruošiasi laikyti didžiulę vilkinę krevetę, kad namus saugotų ir lodama perspėtų apie nelauktus svečius. Vincentas pasikrapštė pakaušį. Lojanti vilkinė krevetė? Tempti akmenis per pusę vandenyno, kai močiutė laukia viršuje ir nekantrauja jį vestis į pizzeriją? Oi, Lilė, nežinau. Bet Vincentai, paklausyk, pakeliui dar norėjau tau parodyti ežių žmogėdrų šeimyną. Žuvelė kalbėjo nemirksėdama. Jie dideli kaip banginiai, jų dygliai ilgi, ploni ir nuodingi, net nepastebi, kai susminga į kūną. O tada lieka tik savo norų gultis į ežių pietų lėkštę, jau geriau būti suvalgytam, nei kentėti baisius nuodų sukeltus skausmus. Maniau, kad esi smalsus ir trokšti nuotykių, bet jei bijai, tada žinoma, geriau grįžk pas močiutę. Vincentas, žuvų mokyklos pažiba ir drąsiausias akvariume, geriau iškart gulsis į ežių lėkštę, nei leisis pavadinamas bailiu. Duokš tuos akmenis. Lilė plaukė lengvai, o Vincentas su akmenų maišu sunkiai šliaužė dugnu. Jis tik leido burbulus, o Lilė neužsičiaupdama pasakojo apie rausvuosius ežius. Štai mano namai. Gali pilti akmenis tiesiog čia, pasakė Lilė. O kur ežiai? Va, žiūrėk. Tik mažiausia kūdikį paliko ir ištrūko į medžioklę. Kokie neatsakingi tėvai, pametė vaiką dar nespėjusi paraudonuoti. Įmostelėjo pelekų į mažutį paprasčiausios rūšies jūrų ežį, kokiu Vincentas buvo matęs 100, ir nuplaukė. Ežys pakrūtino spygliukus ir ėmė piktintis silpnų balseliu. Aš ne kūdikis.
Esu visai senučiukas pensininkas ir neraudonuočiau net verdamas. Fu, kokie melagė. Kai berniukas išlipo iš akvariumo, močiutė puolė priekaištauti, kad jis vėluoja ir picerijai laiko nebeliko. Viršydama greitį ji parvežė anūką namo ir išskubėjo pas būrėją. Kaip gaila. Jei močiutė nebūtų taip skubėjusi, gal pastebėtų, kad Vincentui liūdna ir kažkas slegia berniuko širdelę. Močiutė jis būtų pasipasakojęs, bet draugams niekada. Juk kokia gėda, pirmą dieną būti apgautam naujokės. Vincentas tikėjosi, kad kvaila istorija užsimirš ir pradings, ištirps tarsi cukrus arbatos stiklinėje. Berniukas nusprendė stebėti Lilę. O toji diena iš dienos plaukiojo kartu su Egle Spygle, kikendama suole per pamokas. Eglei Spygliai, kaip geriausiai draugiai, Lilė pakuždėjo paslaptį. Aš labai gerai pažįstu Violetą, didžiąją jūrų žvaigždę. Esu jos padėjėja. Egliai visi spygliukai ėmė niežtėti. Violeta buvo pati garsiausia dainininkė. Žinai, kartą patviravo Lilė, toji Violeta netokia ir šauni. Kartais jai nesiseka rašyti dainų žodžius, muzika liejasi kaip iš pypkės, o dainų žodžiai stringa. Tuomet ji prašo, kad aš padėčiau. Be manęs Violetai būtų nelengva ir su šokio žingsneliais. Jei nemokyčiau jos baleto, Violeta šuoliuotų po sceną kaip nepraeidinėtas jūrų arkliukas. Eglė Spyglė bandė nuslėpti, kad ir ji norėtų tapti Violetos padėjėja, bet Lilė pati tai suprato ir suskubo pasakyti. Sveikinu, Violeta tave skiria antrąją padėjėją. Vos tik nudžiuvo Eglės Spyglės džiaugsmo ašaros, Lilė paaiškino, kad kol kas niekur eiti nereikės. Eglė privalės pagelbėti pirmąjai padėjėjai. Tai yra Liliai. Pirmoji tavo užduotis paprasta. Paruošk mano namų darbus. Džiugiai žinia pranešė Lilė. Keletą savaičių Eglė Spyglė plūkėsi už Lilę, atlikinėdama ne tik namų užduotis, bet ir viską, ką toji paliepdavo. Deja, su Violeta niekaip nepavyko susitikti. Jau tuoj, netrukus, rytoj, kartodavo Lilė. Violeta tau labai dėkinga. Netrukus ji norės tave pasikviesti. Į svečius aptarti naujausio pasirodymo ir išklausyti patarimų. Eglė Spyglė dirbo antrąją Violetos padėjėją, kol žuvų turguje nesutiko pačios žvaigždės, perkančios jūržolės. Kas čia per rankšluostis ant galvos? Spyglė iškart ėmėsi padėjėjos darbo, kritikuodama jūrų žvaigždės stilių. Iš Lilės pasakojimų ji buvo susidariusi įspūdį, kad Violeta itin vertina negailestingą kritiką. Tačiau užuot padėkojusi, Violeta su siaubu pažvelgė į Eglę Spyglę ir paklausė, kas ji tokia, kad drįsta aiškinti, kaip jai rengtis ir dar turguje. Aš antroji tavo padėjėja? Kokia dar padėjėja? Neturiu net pirmosios. Kaip tau, mergaitė, negėda kabinėtis prie jūrų žvaigždžių? Barėsi ji. Bet aš jūsų darbuotoja, mane pasamdė Lilė, tą žuvelę, kuri padeda ištaisyti netikusius jūsų dainų žodžius ir prastus šokių judesius. Violeta susiraukė, lyg ką tik būtų suvalgiusi citriną ir atbula ėmė traukti šalin. Kažkokia marga žuvis greta pašaipiai sukikeno, tik dabar Eglė Spyglė pagaliau suprato, kaip baisiai ją apgavo Lilė. Per tą melagę Eglė Spyglė viešai apsijuokė su Violeta, kalbėdama kaip su sena pažįstama. Čia dar blogiau, pagalvojo Spyglė, nei tada, kai užsisvajojusi priplaukiau prie svetimos žuvies ir pavadinau ją mama. Akise tvenkėsi ašaros, žuvelė užsidengė pelekais akis ir nėrė gilyn kuo toliau nuo tos gėdos. Kitą dieną iš tos baisios gėdos net nenuėjo į mokyklą. Gal ir gerai, nes paklausykite, kas ten nutiko. Lilė, pastebėjusi, jog Eglės Spyglės nėra, suprato, kad nebus ir jos jūrų pažinimo namų darbų. Kaip dabar įsisukti ir negauti barti nuo mokytojos? Melagės galvelėje tučtojo gimė planas chuliganas. Iki pamokos dar buvo laiko. Lilė apsidairė aplink mokyklą ir tučtojau pamatė pro šalį plaukiančią Silkę. Ei, Silke, pašaukė Lilė. Gal nori lengvai užsidirbti? Žinoma, ką turiu padaryti? Paklausė žuvis. Nuplauk į didžiąją daubą ir lauk. Kai aš pasirodysiu ir mostelsiu pelekų, tu pasakysi, nuplaukė aštunkojis, didelis kaip dramblys. Silkė sutiko. Nuplaukė į daubą ir spėliojo, kas tas dramblys? Gal augalas, o gal žuvis? Melagės planas buvo paprastas. Jei pamokoje nebus visų mokinių, mokytoja negalės patikrinti namų darbų.
Jūrų pažinimo pamokas lankė Vincentas, Šarkas ir Briusas, 5 geltonosios laputės ir dar 14 nedidelių žuvelių. Ei, turime skubėti! Mokytoja perdavė, kad šiandien pamoka vyks ne klasėje, o atviroje jūroje. Milžiniškas aštunkojis, kuris nuskandino ne vieną laivą, apsistojo gilioje dauboje. Turime jį apžiūrėti ir ištirti. Greičiau, mokytoja ten mūsų jau laukia, pranešė Lilė. Klasė akimirksniu ištuštėjo, visi norėjo pamatyti aštunkojį. Deja, dauba buvo tuštutėlė. Nei mokytojos, nei aštunkojo. Tik nedidukė Silkė plūduriavo palei dugną. Jei Lilė būtų žinojusi, kur ją nuves šitas melas, tikriausiai lipnė juostelė būtų užsiklijavusi burną ir su godžiomis silkėmis jokių bendrų reikalų niekuomet neturėjusi. Tačiau jau buvo per vėlų ką nors keisti. Nuplaukė aštuonkojis, buvo didelis, panašus į dramblį, pasakė Silkė, kai tik Lilė jai davė sutartą ženklą. Vincentas suprato, kad Lilė vėl apsimelavo ir paklausė. Panašus į dramblį? Ar su straubliu? Ne, bet tokios pačios spalvos, mėgino įsisukti Silkė, rožinės. Vincentui jau ėmė daryti smagu. Jis suprato, kad ilgai netruks, kol visi melai ims lysti į dienos šviesą. Tuomet Lilei, o ne jam, bus gėda. Bet kol kas jis neįsidavė. Kai žuvis parplaukė į mokyklą, mokytoja prie stalo taisė senus rašomuosius darbus. Tokia rami, rodos visą amžinybę čia plūdurioje ir laukė vėluojančių mokinių. Tačiau jei Lilė būtų atidesnė, gal būtų pastebėjusi ilgą mokytojos nosį, kyšančią iš žolių tuomet, kai tarėsi su Silke. Mokytoja pabarė visus už vėlavimą, o kai Briusas pasakė, kad jie mokytojos laukia dauboje, tik žvilgtelėjo pro akinių viršų ir nieko nepasakė. Ji dairėsi Lilės. Tačiau toji į mokyklą negrįžo. Plaukė linksma pas Silkę atsilyginti ir nors toji prikalbėjo kvailyščių, padėjo jai apgauti visą klasę. Nuplukdė jai gražius pačios suvertus perlų karolius. Deja, Silkei buvo negana. Ji pagrasino, kad visiems papasakos, jog aštuonkojis buvo išgalvotas, todėl Lilė turėjo pažadėti, kad parūpins dar daugiau perlų. Silkė šantažistė. Kas galėjo pamanyti? Bet ir tai buvo dar ne visos Lilės bėdos. Kitą dieną per pačią pirmą pamoką prasidėjo nemalonumai. Lilė, užrašyk ant lentos žodį ąžuolas, pakvietė mokytoja. Lilė parašė neteisingai. Iš kur jai žinoti, jei 2 savaitės nieko nesimokė, nes namų darbus už ją ruošia padėjėja Eglė Spyglė. Tačiau dėl mokslo nesėkmių ir bėdų su Silke žuvelė nosies nenukabino, o problemas spręsti ėmėsi savais būdais. Plaukdamas į treniruotę Šarkas ją pamatė melsvųjų šikšnosparnių būrelyje. Jis priplaukė iš nugaros pasiklausyti. Kiekviena turite rasti po perlą ir nuplukdyti į daubą Silkei, o tuomet supažindinti su pačiu geriausiu sportininku visame vandenyne. Šarkui net uodega nutirpo iš susidomėjimo. Jis irgi troško susipažinti su tuo sportininku. Kiek daug turėtų paklausti, pasimokyti. Jau vien pažiūrėti į jį būtų neįtikėtina garbė. Šarkas klausėsi toliau, o Lilė, įsijautusi į savo pasakojimą, kalbėjo nieko aplink nematydama. Tai ryklys toks raumeningas, kad nė sekundį negali sustoti mankštinėsis. Jis net miegodamas nesiliauja, vis plaukioja mosuodamas svarmenimis. Toks stiprus, labai gražus ir visuomet su savimi turi regbio kamuolį. Šarkas pajuto, kad kažkas švelniai bakstelėjo jam į šoną. Pati mažiausia šikšnosparnė spoksojo į jį pražiotą burną ir pagaliau atgavusi žadą paklausė. Ar tai tu geriausias vandenyno sportininkas? Dabar į Šarką atsisuko visas būrys. Ne, tai ne jis, paskubėjo paaiškinti Lilė. Šarkas geriausio sportininko brolis dvynys. Toks pat, tik 10 kartų mažesnis ir silpnesnis. Šarkas jau žiojosi prieštarauti, tačiau Lilė pažiūrėjo tokiu mielu maldaujančiu žvilgsniu, kad jis nieko nepasakė. Tik nuplaukė tolyn nusivylęs, nes suprato, kad geriausias vandenyno sportininkas yra netikras. Lilės išgalvotas ir susipažinti su juo nepavyks. Lilė jį pasivijo, mandagiai padėkojo, kad jos neišdavė ir pasiūlė pavaišinti pietumis. Palydėsiu tave į keliaujantį restoraną. Ten virėjas krabas su šarvais ir princesės suknele vikriai sukasi aplink viryklę. Šarkas iškart suprato, kad Lilė vėl meluoja, tačiau sutiko. Jam buvo įdomu, kaip toji melagė įsisuks.
Juodu nuplaukė į daubą, kurioje dar vakar turėjo būti milžiniškas aštuonkojis, tačiau nebuvo nei jo, nei restorano, tik ant perlų kalno besivartanti silkė. Oi, restoranas išvažiavo, bet tavo pietus liko. Va, griebk ją. Lilė parodė Šarkui silkę. Ryk greičiau, kol dar nepaspruko. Bet Šarkas tik pasakė, kad yra alergiškas silkėms ir kad vėluoja į treniruotę. Jis nuplaukė kikendamas, pasiryžęs visiems papasakoti, kokia baisi Lilė melagė. Lilė suprato visai susipainiojusi savo meluose. Ką dabar daryti, galvojo žuvelė. Gal kur nors pasislėpti ir niekada neišlysti? Gėda lyg akmuo spaudė prie dugno, ji plaukė lėtai, nematė nieko aplinkui ir nebedžiugino net mėgstami jūržolių traškučiai. Nieko daugiau nesugalvojo, tik iš melų išsisukti naujais melais. Pirmadienį į mokyklą atplaukė pilvu aukštyn. Oi, sergu, mirštu. Mokytoja tučtuojau iškvietė gydytoją, auksaspalvę doradą, kurį Lilė pamatavo temperatūrą, pamaigė pilvuką ir paklausė. Kas atsitiko? Lilė suklapsėjo akimis ir pareiškė. Mane užpuolė ir sužeidė katė. Gydytojas su mokytoja susižvalgė, tačiau nieko nesakė. Melagė nepavadino, tik pasiteiravo. Kur sutikai katę? Ar buvai išlipusi iš vandens? Oi ne, Lilė pasakojo su užsidegimu, net pamiršo plūduriuoti pilvu aukštyn. Tai buvo povandeninė katė, pikta, dryžuota ir su smailiais nagais. Ji tokia kaip Vincentas, prisitaikiusi gyventi po vandeniu. Tik ne maža katytė, o milžinė. Visi jos bijo, net jūrų liūtai slepiasi žolėse, kad katė jų nenutvertų. Supratau, pasakė gydytoja. Liga šią žuvelę kamuoja nemenka. Galima gydytis dviem būdais. Visiems prisipažinti, kad esi melagė, atsiprašyti ir... O koks kitas būdas? Lilė pertraukė gydytoją. Prisipažinti negaliu, bet to aš nemelavau. Ten tikrai buvo katė, gal tik truputį mažesnė. Galiu duoti tau karčiųjų lašų. Kai juos išgersi, nebūsi melagė. Bet šis vaistas turi šalutinį poveikį. Jei buvai didelė melagė, poveikis gali būti pražūtingas. Koks? Paklausė Lilė. Ar skaudės pilvuką? Ne. Melai taps tikri, paaiškino gydytoja. Lilė pražiojo burnelę reikalaudama lašų. Melai tikri? Galvojo ji. Kaip tai? Gal gydytoja galvoje negerai? Ji išgėrė lašų ir pajuto, kad ima miegas. Nuplaukė namo, atsigulė ant sofos ir užmygo, spėjusi tik pagalvoti, kad gal Lilė nemelavo, kad serga, gal ir katė iš tikrųjų buvo. Kitą rytą ji atsikėlė kaip niekada anksti ir išplaukė į mokyklą. Tikriausiai galva buvo apsunkusi nuo karčiųjų lašų, nes nepastebėjo, kad prie Vincento suneštos akmenų krūvos buvo pririšta vilkinė krevetė, o iš paskos visą kelią driekėsi neatpažintas labai didelis šešėlis su 8 kojomis. Mokytoja pakvietė visus į salę. Vincentas atplaukė su Briusu, Eglė Spyglė įplaukė plepėdama su laputėmis ir netgi susirinko daugybę melsvųjų šikšnosparnių. Spietėsi jūrų chirurgai ir gydytoja Dorada, mokiniai ir mokytojai, net kitos žuvis iš akvariumo. Gerai, kad salė buvo labai didelė, nes vos tilpo rausvieji jūrų ežiai ir katė. Oi, ne, kaip jūs čia atsidūrėte? Nejuokais įsigando Lilė. Negali būti, juk jūsų nėra. Aš jūs įsigalvoju. Miau, murktelėjo katė. Mes esame. Mes tikros tavo fantazijos. Skamtelėjęs auksiniais samčiais pridūrė akrabas virėjas ir pasitaisė suknelę. Fanta? Nežinoma žodį pamėgino ištarti Lilė. Ką tai reiškia? Kaip rašoma, ar reikia nosinės kaip žodį ąžuolas? Ne, nereikia, rašoma paprastai, o fantazija reiškia tokį melą, kuris įdomus, tačiau niekas dėl tokios melagystės nesijaučia apgautas ir liūdnas, paaiškino mokytoja. Kartais fantazijos atrodo žavingos. Lilė viltingai pažiūrėjo į Eglę Spyglę, Vincentą. Ar jie sužavėti? Deja, jų veidai buvo rimti, niekas nesišypsojo, net silkė. Ne fantazijos čia, o mano melai. Žuvelė žiūrėjo į minę, ieškodama nors vieno palankaus žvilgsnio, bet visi ją stebėjo niūriai, šaltai ir smerkiančiai. Atsiprašau, aš norėčiau, kad melai būtų fantazijos, niekas nebūtų įskaudintas ir niekas tada ant manęs nepyktų, bet nežinau kaip. Lilė
pravirko. Tačiau to buvo negana. Net pažintas šešėlis priartėjo ir pro salės langą vidun pažvelgė milžiniškas aštuonkojis. Atėjau pasiimti to, kas man priklauso. Atiduokit tą melagę. Lilė suprato, kad jos gyvenimas baigtas ir užsimerkė. Tuoj ji pajus šaltus čiuptuvus. Tačiau kaip tik tuo metu aštuonkojis stumtelėjo kažkoks itin galingas asmuo. Pasirodo, pro minią prasibrovė jūrų žvaigždė Violeta ir pasakė: Nežliumk, Lilė, ša! Nors bjauriai prisimelavai, dėl vieno dalyko buvai teisi. Mano dainų žodžiai tikrai neįdomus ir prasti. Jiems labai trūksta fantazijos. Ar sutiktum padirbėti mano padėjėją? Manau, sutarčiau su visais, net su aštuonkoju, kad už tavo melus bus atleista, jei dirbsi kruopščiai ir perkursi visų mano dainų tekstus. Juose galėtų apsigyventi povandeninė katė, rausvieji ežiai ir dar norėčiau ko nors tokio, ko pati nemoku išgalvoti. Ar gali būti, kad aš išgelbėta? Lilė pakėlė akis ir pamatė, kad žuvis pritariamai linksi galvomis, o aštuonkojis po truputį atsitraukė. Pamažu akvariumo ir žuvų mokyklos gyvenimas vėl stojo į savo vėžes. Žuvis ramiai plaukėjo, maloniai viena su kita šnekučiavosi, garsesni balsai pasigirsdavo tik tuomet, kai buvo aptariamas naujas Violetos koncertas. Ar girdėjote dainą apie žalios jūrų kiaulytės ir pingvino meilę? Smagiai sukriksėjusi paklausė viena Virginija Katalina kitos. Girdėjome! Na ir sugebėk tai prifantazuoti turbūt mūsų Lilės žodžiai! Taip, Lilės! Į pokalbį įsiterpė pro šalį plaukęs jūrų klounas. Ar girdėjote, kad Lilė gavo apdovanojimą kaip geriausia jūrų poetė ir dainų tekstų autorė? Paklausė jis. Girdėjome, linksėjo šikšnosparnės. Ji pati mums pasakojo ir medalį rodė. Patikėjome, juk ji nebemeluoja nuo tada, kai pradėjo kurti dainų žodžius. Jūs klausėtės Rimo Valeikio knygos Akvariumo istorijos Lilė ir Melo pinklės. Pasaką įgarsino Leonardas Pobedonoscevas. Šią audio knygą dovanoja prekybos ir laisvalaikio centras Mega. Knygos interneto svetainė www.akvariumoistorijos.lt